Labas vakaras visiems, šį puikų vakarą. Labas Šarūnai. Labas Raimonda, labas vakaras. Šį puikų vakarą mes pasirinkom tokią temą, kalbėsim apie gyvenimą iki vedybų. O mes kalbėsim apie jaunus žmonės, ar tai visai nesvarbu? Apie visokius žmonės. Apie visokius žmonės. Kurie gyvena iki vedybų. Kurie gyvena iki vedybų. Tai mūsų temos bus tokios maždaug, ką mes aptarsime, tai yra kokie ženklai rodo ar vestis ar skirtis, kada viskas pasimato, kada išiškėja silpnybės, priklausomybės, polinkis flirtuoti su kitais, laiką leisti su kitais, kaip partneris elgiasi problemuose. Pykčio, baimės valdymas, psichologinė branda, kokie tai yra žmonės, kurie jau yra brandus, ar gyventi kartu prieš vedybas, pliusai ir minusai, pavojai įvairūs, jis ilgai nesiperša, kodėl, kalbėsim apie tai, vestuvių planavimas, kokios galėtų būti vestuvės ir išbandymų metas, ką tai pasako apie porą. Tai nuo ko mes pradedam? Aš siūlau nuo to pradėti šiek tiek, kiek buvo iš asmeninės patirties, kaip mums sekėsi tame dalyke. Mums sekėsi, jo? Nu tai tu pirmą pasakok, aš pažiūrėsiu, ar verta paskui. Aš trumpai, besiruošdama šitam web seminarui, galvojau apie tai, mąsčiau, kaip čia mums buvo. Nes mes dabar kartu gyvenam su vyru 15 metų. Mes apsivedėm, kai buvom pragyvenime 7. Tai ilgai. Kai mes apsivedėm, aš pamąsčiau, kad galbūt vėlai. O tai pamąsčiau, bet iš esmės viskas vyko taip, kaip turėjo vykti. Ir kai mes apsivedėm, aš ištekėjau, iš tiesų mačiau daugiau pliusų, kažkodėl tai. Vat tokia mano būsena buvo. Man patinko pasikeisti pavardę į Ienę, nes man visada Ienės buvo fainos. Man patiko vadinti žmona, taip pat vadinti vyrą vyru, o ne draugu. Taip pat patiko žiedą nešioti ir iki šiol patinka. Na, aš jį nešioju kaip papuošalą. Ne kad tai kažką tai reiškia, o kaip papuošalą aš vakare jį nusiemu visada. Tai man nėra kažkoks tai garantas, o tiesiog gražu ir viskas. Tai čia vat mano tokia patirtis, būtent, kas man pasikeitė po vedybų. Nes realiai daugiau niekas ir nepasikeitė. Jo, tai rekomenduotum vestis? Būtinai, dabar taip, jeigu... Iš karto, ne? Pora gyvena, tai rekomenduoju vestis ar nerekomenduoju? Rekomenduoju. Rekomenduoju. Ir greičiau. Aš rekomenduoju greičiau. Nu tai yra pusmetis metai, čia mano. Nu mes aišku visą laiką apie tą dar šnekėsim, bet... Jo, pusmetis. O kaip tau buvo? Mes pakankamai irgi greitai susipažinom, greitai susijėjom, kadangi gerai orientavomės žmonių psichologijai, tai pamatėm, kas prie ko. Ir mes ganėtinai nestandartiškai greitai apsivedėm, tai yra po kokių iki metų probendravimo, nors aš pavyzdžiui, iki metų kai kuriems žmonėm labai nerekomenduočiau vestis, tai yra, nes iki metų laiko yra iliuzijos laikotarpis ir kai žmonės iki metų laiko jau spėja ir vaikelį suplanuoti ir vestis ir taip toliau, mano manymu tai yra paskubėjimas. Ir labai yra svarbu būti įsitikinus, kad nesėdėm iliuzijos etape. Bet čia iš karto galima tą daryti. Negalima iš karto. Pasižiūrėti, ar ne iliuzijai sėdi. Žinok, Raimonda, aš... Ai ne, gal ta aistra dar... Oi, tai kai chemikalai galva, tai ten šakės, ten apie kokį galvojamą aš ne ką. O kai man žmonės tvirtina konsultacijose, kad aš žinau, kad jis man skirtas arba man skirta ir taip toliau. Tai tas būtent etapas? O kai jūs veikia narkotikas, dopaminas ar kas ten dar papildomai, tai žinokit, neįmanoma atskirti ir tu galvoji, kad čia yra wow, bet kol tu galvoji, kad yra wow, kol tave ima ekstazė. Ir tu galvoji, ant tiek yra žmogus vertingas ir reikia čia griebti ir vestis ir taip toliau, tai yra vienas iš netiesos ženklų, kur reikia labai labai atsargiai sakyti, stop, gerai, aš apsvaigęs. Nes išminčiai sako, kad neturi būti jokio wow. Ramybė turi, nebūti? Turi būti pakankamai ramu. Taip, kad tu galėtum... Jo, tada galėtum blaiviai pamatyti.
Nes kitaip. Nes jūs lygiai taip pat blaiviai pamatėt. Taip, tai tiesiog reikia mėgautis to momento ir pralaukti jį. Mėgautis pilnai galima to. Taip, mėgautis užtemimu tuo. To proto užtemimu ir kad tenais taip toliau. O žiūrėk, ar tai užtemimas, ar tai prašviesėjimas, kaip tai? Kažkur esi girdėjęs, kad tai vos neprilyginima nušvitimui. Taip, dalinai, ką padaro chemija, jinai labai keistai elgiasi. Vienas dalykas atsidaro širdis ir atsidaro ta tikroji meilė. Va būtent, ne? Laikinai. Paskui jinai užsidaro. Ir tada jie gražiai laimingai gyvena, nes uždaryta meilė. Tada jie susitokia. Ir baigėsi meilė. Tai va, ir kai žmogus yra meilė, jis yra neadekvatus. Šitoj planetoj labai yra fainas dalykas, vienas iš mokytojų lietuvių yra pasakęs, žmonės tikrai aukštose dvasinėse būsenose arba psichologinėse būsenose, labai stipriuose, jie būna neadekvatus, nes tu meilė yra visiškai nori atsiduot ir tu nematai žmogiškos dalies, nes sėdi visiškai sąjungoje su viešpačiu ir ten... Ir tu nematai kito. Jo, nematai, tu matai tobulybę prieš save. Taip, kad vienas dalykas, pralaukiam tą momentą ir nedarom ant karštųjų sprendimų. Nes kai kada žmonės tai daro iš nevilties. Tai yra... Turiu omeny... Gyvenu tokį vidutinį gyvenimą, pasitaiko, wow, ir tada imam ir stveriam. Ok, tai gal prieinam prie tų mūsų klausimų, ar ne? Gerai. Kokie ženklai rodo, ar vestis, ar skirtis, kada viskas pasimato, pamatykite tikrąją jūsų situaciją. Tai va, apie ją pradėjom truputį, kad pirmą, išsiblaivinam. Nu ir tada savo variantus papasakok, aš tave papildysiu. Okay. Mano nuomonė tokia yra, kad jūs aplamai savo santykiuose, būnant kartu su žmogum, iš tikrųjų jūs jaučiat, kaip tie santykiai eina. Ar jie prasčiau, ar jie geriau. Galbūt mes jau tada šnekam apie tą, jau kai nuslopsta tas, kada jau mes pradedam atsimerkti, kada jau mes galime matyti tą tikrąją realybę, kuri yra prieš mus, be tų iliuzijų jokių, ar ne? Ir mes labai jaučiam, ar tai yra, ar geri tie mūsų santykiai, ar blogi. Tai kartais būna taip ir galbūt dažnai, kad ten pasitaisys jisai, aš priprasiu prie to, tai normalu. Ir tiesiog taip ir paliekam, o paskui, kai jau mes įkremtam į vedybas, į buitį, į vaikus, į visokius ten kitus dalykus, ir tada jau mums blogai. Šitie ką mes galvojam, kad praeis, kažkaip tai praplauks. Praplauks. Taip, prajechali, ne? Jo, tai, nepravažiuos. Jo, šitie jau pradeda jie kliūti ir labai stipriai kliūti. Ir galim ką pamatyti tame žmoguje, realiai kaip jisai elgiasi su kitais, kaip jisai sprendžia problemas, ar jisai sprendžia, ar jis nesprendžia. Kaip jisai, pavyzdžiui, elgiasi, man labai patinka, kad reikia pasižiūrėti, kaip elgiasi, tarkim, su aptarnaujančiu personalu kažkur. O, čia labai geras variantas, kaip... Kaviniai kažkur, restorane. Jeigu šokdina padavėją... Reiškia, tai laukia. Brangioji, tave irgi pašokdins, dar ir taip pašokdins, kad maža nepasirodys, tai yra ne... Aš esu ypatinga, su mani bus kitaip? Ne, nebus kitaip? Taip. Ir tai galima, aišku, pritaikyti ir atvirkščiai, ne? Moteris kaip elgiasi, reikia žiūrėti. Lygiai taip pat. Čia viską, ką mes šnekėsim, tai galima pritaikyti ir tam. Negalvoju, kad sakysim jis. Jo. Greičiausiai, dažniausiai tai bus. Tai kas be ko, ir reikia atsargiai, nes kame yra reikalas, tai kad moteris mato paprastai ne vyrą, o savo labiau netgi atspindi ir savo tyrumą. O vyras moteris taip ir nepamato. Jeigu graži moteris, tai iki vedybų meilė nugalės viską, turim tikslą, viskas tvarko. Jeigu noriu vesti, tai vesiu. Viskas bus tvarko. Čia apie nenorą mes dar vėliau pašnekėsim. Jo. Tai va, tai ką, žiūrim dar... Aptarnaujantis personalas, viena. Toliau tada aš sekantį punktą. Prašom. Draugai, priešai. Būtent to žmogaus. Taip. To žmogaus, kaip jisai varo ant priešų, buvusios, kaip jisai atsiliepia,
tėvai, jeigu jisai elgesys kaip su mama, arba bendrai su tėvais, jinai labiau geriau žiūrėti su tėvu ir šiaip kokia bendra nuomonė apie priešingą lytį. Nes kas įdomiausia, ir tai jau kai jau gyvenat kartu ir jau prieš vedybas, vis tiek tie dalykai išlenda. Tai pasižiūrim su draugais, giminėm visą šitą reikalą, nes žinokit, labai gražiai matosi. Tai va. Aišku, gerai. Dar vat, apie ženklą tokį, kada nesituokti, ar ne, kai jeigu jūs jaučiatės vieniši. Ta prasme, vat, tu tą buvai užkabinęs pradžioje šiek tiek, kad santuoka nėra vaistas nuo tų asmeninių kažkokių tokių liūdesio ar ne tokio nevilties, ką mes jaučiam. Žmogus jaučiasi vienišas ir jam atrodo, kad tas kitas žmogus suteiks jam laimę. Tai yra tokia iliuzija ir tai turbūt pagrindinė, didžiausia, bent jau kiek aš susiduriu su žmonėm, tai yra pagrindinė iliuzija, kad yra laukiama iš kito žmogaus, kad jis suteiks man laimę. Ir jeigu jisai nesuteikia, tai tada greičiausiai aš skirsiuos, nes šitas bendradarbis man nusišypsoja, mes turim bendrų reikalų ir mums faina, aš jaučiu, kad galėtumėm būti gerai su juo. Taip. O vyras mano yra netoks ir man neįdomu su juo. Va, čia tas labai... Jo, o kitas momentas yra bėgimas iš situacijos, bėgimas iš tėvų lygiai taip pat. Pasi neblogai, kur aš pasigeriau, kur aš dingčiau, jeigu lygtai viskas normaliai važiuoja, nėra variantas. Lygtai nėra variantas. Ja, geresnė nebus, jisai su manim pakankamai gerai elgiasi palyginus su kitais. O taip, lyginimas su kitais, tai čia iš nes kiti blogai elgiasi. Tai ne, paprastai taip, būna variantas, blogai elgiasi vienas vyras, paprastai dažniau būna vienas vyras, bet ir moterų su praktikoje matęs, kad žirgulas. Ir kitas arba kita atsiranda normalus žmogus. Ir žmonės galvoja, taigi čia jau gerai. Ne. Čia ne rodiklis, o žmonėm būna rodiklis. Ir tada mes Jisgi nemuša. Ai. Dar, žinok, yra vienas dalykas, kuris dabar atėjo į galvą, kuris yra, mano manimu, labai svarbus. Tikrai labai svarbus, nes jau pasakai 10 kartų labai. Tai tikrai labai svarbus. O, ja. Klausom. Tu žinok, atėjo ir išėjo. Gerai, važiuom toliau. Ateis vėl. Tai geras, tikrai, nes tai buvo labai svarbu, bet aš tave pertraukiau. Ne, tai aš tave pertraukiau, nes norėjau pasakyti ir matai, kaip gavosi. Gerai, važiuom toliau. Atvažiuos dar. Jo, atvažiuos būtinai. Aš tokius dar išskiriau, kada žmonės yra nepasirengę vedyboms ir toksai to, ką pasakysim, atvirkštinis variantas, tai reiškia, jie pasirengė vedybom. Bet kad nepasirengė, mes tokimsim neigiamą, ne? Nes kai teigiamą, tai yra viskas gerai. Mes čia šnekam daugiau tokius, tuos kertinius užimti, kad ir jūs atkreiptume dėmesį tuos dalykus. Tai, pavyzdžiui, kai žmogus nemyli savęs. Jeigu jisai nemyli savęs, jis nesugebės mylėti kito. Man tai atrodo toks pagrindas. Bet būtinai reikia. Pasiruošimas vedybom yra ne tik tame, kad susirasti tinkamą žmogų, pasiruošimas vedybom yra įsivertinti, ar tu pats savo tinkamas santykė. Tapti tinkamu. Taip, tapti tinkamu. Ar tu moki mylėti save? Čia yra labai rimta tema. Ar tu moki mylėti kitą? Ir iš to viskas ir susideda, tada jau ten išsišakoja. Ir prieš vedybas paprastai jau pradeda matytis, kaip tu myli save ir kaip tu myli kitą. Man atrodo, kad mes dažnai iš to nekeliam klausimų. Nekeliam. Viskas bus gerai, meilė nugalės viską. Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad aš net negalvojau tuo momentu, ar aš myliu save, nes aš tikrai savęs nemylėjau tada, aš žinau tai. Tai reiškia, mūsų santuoka buvo tokia, tiesiog just santuoka ir tiek. Jo, nes jau po 7 metų mes tiesiog gyvenom kartu. Gyvenot kartu ir buvot, jeigu būtų pasitaikęs gražus, fainas kolega,
jeigu ne tavo lūžis gyvenime, tai tau... Visko gali būti. Visko bus galėjo. Tai jau po 7 metų dar buvo viena krizė, tai normaliai viskas, taip kaip turi būti. Ir jau tada galima pradėti gyventi normaliai. Jo, ir kada išmoksti mylėti save ir išmoksti mylėti kitą, tada santykis pasikeičia visiškai kitą pusę. Visiškai. Ir žinokit, kas įdomiausia, bendraujat jūs, pavyzdžiui, turit visai fainą kandidatą, pavyzdžiui, antrą pusę. Ir dirbat su savim. Ir šnaitas kandidatas nukrenta, nes nebeaktualu. Atidirbtas tam tikras klausimas. Ir... Ne, ateis kitas kandidatas, nieko baisaus. Bet tai baisu, vis tiek, net ir... Aš suprantu, kad žmonėms baisu, bet kai mes sakom, kad tai nieko baisaus, tai jūs paklausykit ir žinokit, kad tai yra nieko baisaus. Man labai patiko per vieną seminarą klausiausi ir sako, kad moteris sako, kad bijau, žodžiu, kad vyras mane paliks, nes aš dvasiškai ieškau savęs ir bijau, kad jis nepasakys, kad aš kvailė kažkokia durna. Tai sako tas lektorius, tai gerai, sako pasakys, tai dūra. Ir išeis. Tai viskas puiku, ateis kitas. Vat būtent ir... Nes jis pats pasirenka, jam nebetinka tas žmogus, viskas išėjo. Ir pats išeina tada. Ir vietoj to, va šitą situaciją, jeigu moteris tikrai dirbtų su dvasingumu ir darbą su savim... Tai nepergyventų. Jinai nepergyventų. Pergyventų, bet reikia visas tas baimės imti kaip žaliavą ir dirbti su savo baimėm. Toliau dirbti su tuo, ką gavot. Jo, nes visas mėšlas, kuris yra santykiuose arba gyvenime, jis tik tai rodo apie tai, kur yra nesutvarkytas kiekvieno mūsų santykis su tom. Nieko daugiau nėra. Santykiai yra 30%, kad tenkintis ir visa kita yra tam, kad mylėt ir tam, kad, patogiau, kartu patogiau, linksmiau. Ir augti va toj meilė. Jo, augti kartu, jo. Viskas. Nes viskas kartu didėja, dvigubėja, jūs gali daugiau pasiekti kartu. Ir man labai, sakau, yra juokinga, kai dalis jogų ten kalnuose sėdi, tokie visi nušvitę. Kas įdomiausia, kad tie, kurie jau tikrai pažengę, tai tie grįžę į miestą nesinervuoja, bet visi kiti nervuojasi, nes nesusitvarkė savo vidaus. Ir žinokit, santykiai yra žymiai didesnė dvasinė praktika. Ten oloj sėdint, tai aišku, nėra kitų žmonių, ten yra daug lengviau. Užtat ir bėga žmonės, nes šitą, kai negali susitvarkyti, bėga į olas. O realiai mes turim taip susitvarkyti, kad mums ir čia būtų gerai, ir santykiuose būtų gerai. Ir santykiuose su kitais žmonėmis. Aišku, nereikia su bjaurybė sėdėti santykiuose, bet... Taip, per prievartą. Bet jeigu yra klausimų, reikia ir pažiūrėti į save, ir reikia pasižiūrėti, gal per daug jau prastą variantą pasirinko. Arba jisai atlips savaime, ne? Atlimpa savaime po tam tikro laiko. Po tam tikro laiko, taip. Tai kas dar, kai nepasirengia žmonės, ar ne, kai yra jie nebrandus, vaikiški ir, pavyzdžiui, ieško tėtuko mamytės. O tai, mano nuomonė, yra nepasirengimas, kada jisai, suprantate apie ką aš. Jo, tai dabar, grįžo tas dalykas, apie kurį norėjau pasakyti. Tai dabar, žiūrėkit, yra nebrandumo momentai labai labai svarbus, įsivertinkit. Pirmą nebrandumo, paskui tą labai svarbų dalyką. Kaip jinai arba jisai moka sakyti ne, girdėti ne. Jeigu yra ypatingai žagarus pasaulio, toks labai grubus pasaulio, labai tvirtas nusistatymas apie pasaulio sandarą, kad jisai tiksliai žino arba jinai tiksliai žino apie pasaulį, tai rodo, kad žmogus ryškiai nesiorientuoja situacijoje, nes kuo žmogus yra labiau vaikiškas, tuo jis tvirčiau, kai kada netgi dažnai tvirtai labai žino, kaip čia kas vyksta, kurie čia politikai durniai, kaip čia iš viso... Ir santykiai, koks turėtų būti kitas. Taip, koks turėtų būti kitas. Ir jie kuo labiau žino, tuo labiau klysta. Tai va, ir dabar ta svarbioji dalis. Konsultacijose aš pastebėjau su žmonėm vieną dalyką, ką jie pastoviai kartoja. Žinokit, labiau šį kartą su moterim. Moteris sako,
nu su juo, kol gerai, tai viskas gerai. O vat aš tik tai paėmiau, išvažiavau, užsilikau darbe, nepaskambinau jam, kažkokios tragedijos, kažkokie tai bairiai. Nu gerai, aš paėmiau, nugrįžau, ten išsiaiškinam ir taip toliau. Ir kaip ir vėl viskas gerai. Iki sekančios kažkokios tai nesusipratimo. Tai žinokit, jeigu jūs savo sakot, kad su juo arba su ją viskas gerai, kol gerai, o kai problemos, tai nesuprastų, kas darosi, o čia ypatingai reikia suklusti, nes negalima žmogaus vertinti, kol gerai. Kol gerai. Pora viena 10 metų prakaliavo kartu taip toliau, paskui vaikas, problemos darbuose, Anglijoje draugų ratas sumažėjo ir vyras praskydo. Ir viskas, ir šakės jam. Ir moteris klausė manęs, kas vyksta, sakau, tai jis normalių išbandymų neturėjo, tai jis nepamatė, kaip jis elgiasi iš tikro problemose. Taip, kad pirmą tikrinam ir žiūrim, kaip antra pusė elgiasi problemose. Ir jeigu jo arba jos elgesys tinka problemose, tai čia yra labai geras ženklas, kad tai bus geras partneris. Bet dažniausiai mums netinka, nes mes praktiškai visi egoistai, tai norim, kad būtų taip, kaip mes norim. O iš ko kyla konfliktai? Iš to, kad nedaro kitas taip, kaip mes norim, ne? Tai čia jau šitą tokį nuolankumo, lankstumo tokio reikia, čia jau iš abiejų pusių, kad tą galėtumėm sutarti. Čia iš vis yra kalbėjimas, klausimasis, išklausimas viens kito, bandymas suprasti. Bandymas, nes suprasti mes, aš abejoju, ar mes pajėgus esam kitą. Visiškai. 100% tikrai ne. Kažkiek tam, kad nebūtų konflikto, mes tikrai pajėgus suprasti ir rasti išeitį, kad konflikto nebūtų. Bet čia vėlgi mes imam brandumą, tada brandumas, kada žmogus moka emociją savo suvaldyti, ar ne, tų baimių jau jis mažiau turi, nu, va toksai jisai realizuotas, brandus, tada jisai gali tai padaryti. Kol jis toks vaikiškas, tai gali būti ir 40-50 metų žmogui, bet jie vis tiek būna visą gyvenimą žmonės, taip pat toliau konfliktuoja. Aiškina vienas kitam, kaip turi gyventi. Ir visą gyvenimą, taip, tai būtent nesupratimas ar ne vienas kito, kad kiekvienas mato skirtingai pasaulį, tai yra labai svarbu, kad bent jau suprasti, kad tavo antra pusė mato jį visiškai kitaip. Iš savo patirties, iš to, kur jisai augo, kaip gyveno, kokią patirtį turėjo, jis mato visai kitaip. Mums kartais atrodo, kad mes matom vienodai, bet mes visi matom skirtingai. Tai jau kai tą mes suprasim, kai jūs matot, žinot, aš vat irgi sakiau vienai porai vakar, sakau, jinai mato baltą, o jis mato juodą ir kiekvienas įrodinėja savo. Taigi jis sako, čia juoda, o jis sako, čia balta. Ir kiekvienas įrodo savo spalvą. Jo. O iš tikrųjų ten pilka, ne? Galų gale. Jo. Ir visi mes, va tokiam, va čia toksai, va reikia nuolankumo, tokio supratimo, suvokimo. Gal kartais patylėjimo, bet čia vėl toliau, ne, tokiam brandiem žmonėm. Aišku, vėlgi mes, kai dabar įsivaizduoja, mes va dabar papasakosim, pusė Lietuvos iš viso išsiskirs, įtariu, nuo mūsų viso šito. Neišsiskirs pats, žinai. Arba nebesusituoks ir sakys, pasižiūrėjom, mes paklausom Raimondos iš Šarūno, čia praktiškai niekas man nebetinka, liksiu aš viena arba vienas. Tai turėkit omeny, kad santykiai tam yra, kad augti. Tai nėra taip, kad jau reikia viską idealiai susižiūrėti ir vis tiek tam tikrus minusus tai va būtent ir sakau, kad galima nematyti, negirdėti, pagalvoti, gal jis pavargęs yra, nu va tokių va, ir jis iš tikrųjų taip negalvoja, pavyzdžiui, būna, kad pasako kažką grubiai labai, kažkas pasako vienas kitam, bet iš tikrųjų, jeigu jūs gyvenat kartu, aš netikiu, kad jūs manot taip, nu pavyzdžiui, pasako vyras moteriai, tu bloga mama. Tai supranti, kaip tai atrodo? Oho, taip ir į kaktą galima. Gal. Aš tokį bairį. Čia jau labai negražus dalykas ir tam moteriai ypatingai, vyrai irgi nekenkia, bet moteriai ypatingai reikia mokytis visų santykių įgūdžių, nes gali būti vyras ir normalus. Tai yra, kame dar yra problema, kame yra dar spastai.
žiūrim, kaip jis reaguoja, bet mes nesuprantam, kad mes savo dalies netliekam gerai. Kad mes iššaukinėjom jo, pavyzdžiui, prieš vedybas, jisai pradėjo pykti dar kažką, o kad moteris nemato, kad jinai jam knysa protą, aš kitaip konsultacijose pasakau, yra kitas žodis, kur jinai elementariai elgiasi agresyviai. Santykių ABC saite yra, nežinau, ar skaitytą straipsnį, kur Silvija parašė apie, kai moteris nemato, kad jos elgiasi agresyviai. Ženklai moteriam, kurios paprasčiausiai nemato. Tai vat viena moteris, čia neseniai, aš sakau, davai perskaityk tu tą straipsnį, jinai perskaitė ir paskui per Skype rašo, supratau, 10 metų pasirodo, štai ką aš dariau. O aš pasitikrinau ypatingai tas vietas, nes per 10 metų galima ir mylinti vyrą davaryt paprasčiausiai, nežinant kaip elgtis, nematant, kad savas elgesys iššaukinėja bjaurius bruožus kitame. Todėl ne tik reikia įsivertinti kitą, bet pažiūrėti, ar ne, aš neiššaukiu reakcijos. Taip. Teisingai. Tai mes tada šokam į kitą apie silpnybės, ar ne? Gerai. Kai išiškėja jo silpnybės ir kiek jos turi įtakos santykiams ateityje. Aš tai manau, kad tos silpnybės visokios pasimato labai greitai. Nes žmogus, kai jisai gyvena taip, jam patinka, tai jis taip ir toliau gyvena. Juk tai niekas nenori nieko keisti, kaip pasakyti. Jie nesikeičia. Ant to skaičiuoti nereikia. Nes arba tenkina jos arba jo gyvenimo stilius, o skaičiuoti, kad apsivesit ir su laiku susitupės, pasikeis ir taip toliau, o šito tai nevertėtų. Gali pasikeisti, gali nepasikeisti. Rizikuot visiškai nerekomenduoju. Arba tenkina tokia, arba toks, koks jis yra, arba netenkina. Viskas. Tai jo, tai jūs tada ir sprendžiat, ar gyvenat su tuom, ką matot, ar negyvenat. Ar nesitaikstat. Iš karto. Ir jeigu pradedat taikstyti su tuom, ko iš tikrųjų neturėtumėt, taip. Ir giliai viduj jūs tai erzina ir bėsina. Viskas labai pirmas ženklas, ne? Ir ypatingai, aš matau pas tave biškai ir parašyta, flirtavimas su kitais. Yra dalis žmonių, ne tiek ir daug, flirtuotojai. Nedidelė. Nepagydomi flirtuotojai. Tai tie, žinokit, prisidirbs ir... Vis tiek, bet kokiu atveju. Jo, labai reikia atsargiai, ypatingai jam patinka vakarėliai, ten jisai jau su tavimo, jis vis dar flirtuoja su kitom ir tavęs nesijima į tų susplotus vakarėlius. Žiūrėk, ar tai tave tenkina. Jeigu tenkina, viskas gerai, bet žinok, dažniausiai netenkina. Ir nereikia savo meluoti. Po vedybų nepasikeičia. Tai va, taip, kad arba tinka, arba ne. Ne taip, kad išsiskiriat. Jūs turite įsivertinti, pakalbėti su saviškiu. Taip, ir dar pačiam reikia žinot, ko mes norim, ne? Taip, realiai, pasižiūrėti. Būtent apie tai ir šnekam, kad ar mums tinka, ar mums netinka? Tiesa, ar mes kalbėsim apie tai, kad pora, vyras ir moteris prieš vedybas turi pakalbėti apie tai, kokie mūsų yra poros tikslai, ko mes tikimės iš vedybų, kokios mūsų vertybės, įsivertinti iš viso, ar mes tą linkme šnekėkim, nes mes dabar pradėjom kalbėti apie silpnybės. Trumpai tada apie šitą ir tada ir paskui apie silpnybės dar. Gerai, kas mums prisiminsim? Taip, tai labai yra svarbu negalvoti, kad mes vienodą kryptimą einam, o labai gerai išsiaiškinti, kokie vaikų norai, kokie auklėjimo, koks auklėjimas, kokios auklėjimo tradicijos, kas užsiims ir kas aiškins vaikam ir kas rodys pavyzdį. Bet žiūrėk, Šarūnai, man tokia mintis. O tai kas iš to, kad mes išsiaiškinsim iš karto, o kai realiai tai įvyks? Bus kitaip, dar. Bus kitaip ir tai greičiausiai bus kitaip, ne? Bet bent jau mes matysim, ne? Pirmas dalykas, pora aiškinasi ir tas suklijuoja porą dar plus.
nes būna labai netikėta. Jie kalbasi. Svarsto, nes porą riša bendras tikslas. Kol ryklys plaukia, jisai laikosi, o kai jisai sustoja, jisai pradeda smegt žemyn. Yra tokia dinamika. Tai pora yra kaip ryklys. Taip, kad šitą momentą yra labai svarbu bendrus partnerinius dalykus, pačiais svarbiausiais klausimais apsitart ir pasižiūrėti, ar tai sutampa. Ar sutampa šeimų modeliai netgi. Taip. Moteris darboholikė ir vyras darboholikas. Ir staiga po vedybų išaiškėja. Nėra kam vaikų prižiūrėti. Nėra kam. O jisai tikėjosi, kad va tai va bus, kad moteris... Kad jinai išeis iš darbo. Jo, jinai išeis iš darbo, jinai prižiūrės vaikus ir taip toliau. Jinai atsipalaiduos. Ne. Tu ką? Ir nėra problemų. Ne darboholizme, bet jeigu du dirbantys žmonės, sveikai dirbantys žmonės, jeigu jos tai tenkina, jeigu tai yra sveikas variantas, viskas tame yra tvarkoje. Svarbu yra labai aiškiai susitarti dėl šeimos modelio, kad nebūtų siurprizų. Ir tada reikia įsivertinti jo šeimos modelį, jos šeimos modelį. Kaip mes įsivaizduojam, kaip mes čia ir kaip mes matom tėvus, nes kas įdomiausia, tai kartosim modeliukus ir tada iš karto galim pažiūrėti, ne? Pradžioj pasižiūrė, paskui vaduojas poros, kurios dirba su savim, putį pradeda vaduotis iš nesąmonių, kurios... Savo tada. Jo, savo kuriamas nesąmonės. Savo gražų gyvenimą kartu. Gerai. Mūsų porų atveju taip. O tie, kurie skaitytojai čia klauso, aš manau, kad irgi tobulėja ir išmintingėja taikydami tas žinias. Tai va, tai yra labai svarbu, aš galiu, bet būtent tas pagrindinės vertybės tas išsiaiškinti, va tokį kaip pavyzdį esu jau kažkada sakius seminare, žodžiu, kaip tapetą prie sienos, kai klijuojam, mes norim priklijuoti kuo labiau, kad kuo labiau lygiau būtų prie sienos, ar ne? Tai lygiai taip pat, kuo daugiau vertybių, jeigu sutaps, mūsų vyro ir moters, tada jie bus va taip vienas prie kito. O įsivaizduokit, jeigu nesutampa, tai iš karto tapetas atlimpa ir jisai atvimpa ir viskas. Ir du žmonės tada vienas nuo kito tolsta. Taip, visiškai. Ir momentas yra tas, kad pasižiūrėkit, kas jums svarbiausia ir kas jam svarbiausia, arba jai. Nes vienam žmogui, pavyzdžiui, yra labai svarbus statusas, pinigai. O, pavyzdžiui, kitam yra žinios ir dar kitam teisingumas. Bet žiūrėk, jie gali traukti vienas kitą būtent dėl pamokų. Bet žinokit, turėsit tokių problemų. bet vėlgi, jeigu išmoksit pamokas, tai gerai. Bet tai labai reikia atsargiai, ypatingai buvo vyras žynys, nuostabus vyras, švelnus, aukšto intelekto ir tvirtas, ir kantrus, ir pakankamai ten pasivyriškumo. Ir jo moteris biznierė, kuri jiems keldavo kaimiškus skandalus. Sako, Šarūnai, kas darosi? Sako, labą dieną. Kodėl jūs susijęt? Na, aišku, reikėjo. Ten atskira istorija. Bet susijėjo visiškai skirtingos būtybės meilė nugulės. Jis taip kentėjo, jis taip užsiduchino. Kaip baigėsi? Nesibaigė. Ai, dar nesibaigė. Bet jisai susidėliojo taškus ant jie, nes pas mane konsultacijas paprastai ateina žmonės, gauna aiškumo, kas vyksta jų gyvenime. O žinokit, problemas reikia spręstis patiem. Daugelį. Po to dirbti patiem. Niekas, nei psichologai, nei konsultantai. Jūs nenuspręs, nes jūs turit mokytis, pirmą mokytis žinių, paskui daryti klaidas, daryti sprendimus. Ir gauti išmintį. Ir tokiu būdu, gaudami patirtis, jūs ir gyvenat ir sąmoningėjat. Taip, kad nieko ten baisaus, ten aišku buvo ir savų niuansų, daugiau cirkų, bet sudėliojom, tai vyras suprato, kame reikalas, bet žodžiu. Wow, nepataikė. Tai nepataikė dėl to. Bet iš tikrųjų gal pataikė, žiūrėk. Taip jam reikia. Jeigu taip žiūrėk, ne iš kitos pusės. Taip reikėjo.
Tik tai klausimas, jo, pažiūrėkit, kad iš durnumo paprasčiausiai neįeiti visą tą santykį. Nu, tai čia tiesiog, tą patį norėjau pasakyti, ką tik, tiesiog atsimerkti reikia. Atsimerkti realiai, bet viso mūsų šito pokalbio esmė tai yra atmerkti akis ir žiūrėti realiai, iliuzijom savęs nemaitinti, nes iliuzijos, svajonės, fantazijos, jos niekada neišsipildys, jos niekada nebus tokios, kaip jūs galvojate, tai yra faktas. Pažiūrėkite visas jūsų svajonės ir iliuzijas ir pažiūrėkite, ar taip atsitiko, kaip jūs svajojot ir siekėt ir tikslas jūsų buvo. Tikrai ne taip atsitiko. Tikrai ne taip, kažkas vis tiek yra kitaip. Tai va, tai dar ką norėjau labai pasakyti, kad gal ir banali ta tokia frazė, bet vėlgi, žinot, kaip sako ten, duokit ką nors svarbaus. Nu, ką nors naujo, ką nors ką, aš čia viską žinau. O ką jūs darot su tuo, ką tu žinai jau dabar? Būna dažnai žmonės net nedaro su tom paprastom žiniom. Taip. Ta noriu pasakyti, kad būtina žiūrėti viena kryptimi, o ne vienas į kitą. Nes žmonės dažnai žiūri vienas į kitą ir laukia kažko vienas iš kito. Jie laukia, kad va tas vaduos, o jis nieko neduos, nes jis lygiai taip pat laukia iš jūsų, kad jūs duotumėt. O kai mes žiūrim vieną kryptim ir mūsų tikslas panašus, ar ne, ir mūsų vertybės tos panašios, mes tada galim ir plaukti. Jo, bet dabar žiūrėk, Raimonda, kad taip nenuvilt klausytojų, dar yra vienas momentas. Mes vis kalbam apie labai jau brandžius santykius. Tu pasakoji apie žmonės, kurie jau pasirengia abu duoti. Bet mes turim jaunesnius žmonės, kurie eina į vedybas, jie turi išmokti tada prekiauti. Mainytis? Mainai, nes moteris mažiau subrendusi ir vyras mažiau subrendusi, ypatingai moteris, ką daro, jinai nemoka mainytis, jinai duoda tam, kad gautų, o vyras prekiauja. Neduoda. Ne. Tai vyras prekiauja. Tai reikia turėti omeny, kad jeigu esat jauni, tai reikia išmokti prekiauti. Ir moteriai reikia išmokti prekiauti, ypatingai moteriai. O vyro didžiausia problema yra, jeigu jisai dar nebrandus, jisai dar nemoka duoti. Brandus vyras duoda pakankamai, viskas tvarkoja. Brandus vyras jau žino, kad reikia duoti. Brandi moteris moka paprašyti. Va, tai moteriai reikia išmokti paprašyti per gyvenimą. O vyras mokosi duot. Dar išmokti priimti, nes dažna moteris nemoka priimti. Jei tik pasakyk komplimentą ir oi, ne, aš čia susivėlus. Jinai net komplimento nemoka priimti. Arba gyvena pora kartu prieš vedybas, o jinai viską savo apsimoka ir nuoma apsimoka ir sako, kaip čia dabar ką daryti. O, tai pašnekėkim apie gyvenimą iki vedybų nesusituokus. Taip. Gyvenimą kartu, ne? Kokie yra pliusai gyvenimo kartu? Va čia gal ir jaunie žmonėm, ir visiems žmonėm. Kokie yra pliusai gyvenimo kartu? Tai čia yra greitai tokie materialūs dalykai, tai yra... Pusė nuomos. Pusė nuomos. Tai yra finansiniai, kam du nuomoti, jeigu galima vieną nuomoti, jeigu tarkim tai yra nuoma. Bet nesvarbu, tai vis tiek už viską reikia mokėti, ar ne? Užtikrintas seksas? Aha, finansiškai. Norima pabandyti pagyventi, ne? Užtikrintas seksas? Taip. Taip. Toliau partnerystė, draugystė, nes dalis romantikos, tai yra labai gražu. Kartu prieš vedybas gyventi. Aš kiek suprantu ir tu nieko prieš, kad gyventi kartu prieš vedybas, nes pavyzdžiui pagal Vedas negalima gyventi. Jiems draudžiama. Negalima kartu gyventi. Ir sako, kad tai yra labai blogas ženklas. Žydai irgi, žydų žinios sako tą patį, aš nežinau, ortodoksai tikrai, o įdomu, naujoviškai, kaip pas juos aš neįsivertinau. Ortodoksai tikrai aiškiai tą sako. Toliau katalikai lygiai taip pat sako, kad jokių... Ne. Džing ir jokių nieko. Tai va, ir dabar žiūrėkit, nepaisant to, kad aš studijuoju ir tas žinias, bet tai ne prie ko ir mūsų Europos atveju labai yra gerai pagyventi kartu. Metus, pusantrų, 2 ir jeigu norite vestis tada, jeigu norite, nes niekas neprivalo, tai yra lygiai taip pat ideologija. Pora pragyveno 2-3 metus ir jiems reikia vestis. Jeigu dviese nenori vestis, tai nereikia vestis. Taip. Tai čia dar vienas niuansas, bet bėda būna dar kitame. Moteris nori, pavyzdžiui, o vyras nenori, arba atvirkščiai. O tada tai jau cirkas. O vat šitą aš galvoju, kad moteris, jinai
kai jie pradeda gyventi kartu, ar ne, jinai galvoja, kad tai yra žingsnis link vedybų. Nu, natūraliai, greičiausiai, dažniausiai moteris, jinai galvoja, kad tai bus. Nu, tarkim, didžioji dalis, gal taip sakyti, ne, nes visos negalim sakyti. O vyrui, aš Tai kažkur perskaičiau, kad jis jam iš vis tai turbūt net nereiškia. Dalį reiškia, dalį nereiškia. Bet didžiai daliai nereiškia. Labiau nereiškia. Jeigu imkim, labiau nereiškia. Aš kažkur žinai dar perskaičiau mintį tokią, kad vyras nori vesti tą, su kuriais susitikinėja, o ne tą, su kuriai jis gyvena. Nu, čia labai atsargiai. Kad jis nebenori su ją tuoktis, nes jam ir taip yra gerai, kam jam tuoktis, kam tos vedybos. Taip. Tai dabar tada pakalbėkime apie scenarijų, nes čia buvo pažeistas dėsnis, apie kurį mes kalbėjom. Pora gyvena kartu ir nesiaiškina apie ateities planus. Moteris tikisi, bet normaliai nesiaiškina. Ir laukia. Tai dabar, mielos moteris, savo ramiai sakot, noriu vedybų, žiūrit kaip reaguoja. Sekantis dalykas, jeigu nori tikrai vedybų, tada sakot, noriu vedybų. Žiūrim, kaip jisai ten mykia, klykia, dar kažką sukiojasi, būna pamykė, susitaiko, veda, normalus elgesys, nieko baisaus tame nėra, nes kai kuriam vyram, tai yra didžiulis žingsnis. Aš manyčiau, kad daugumai. Jo, tai dabar kitas variantas yra, jeigu jums labai labai svarbu vedybos ir jūs pradedat kalbinti vyrą ir nieko nesigauna, tada pasakot, mano planas yra turėti šeimą, tu man tinki, koks tavo pozicija? Tai čia vėl tas kalbėjimas. Jo, ir dabar tada du scenarijai. Pirmas scenarijus jisai iš viso nekalba, tada jau kalbam apie išsiskyrimą. Ignoruoja, ne? Jo, ignoruoja. O kitas variantas yra, pasako maždaug į tą pusę, kur galvoji tu, o iš tikrųjų nieko nedaro. Aha, ir vėl laukia. Tada reikia paprasčiausiai kelt klausimą, klausyk, mes kalbėjome, tu pasakyk savo planus. Laiko tarpą. Jo, laiko tarpą. Man būtų faina taip ir taip išsakyti savo norus, bet tu spręsi. Bet jeigu sprendimai neateina, tada belieka priimti sprendimą, ar palikti jį ar ne, nes jeigu jisai netesi savo žodžių, jisai pats nesiorientuoja dėl poros, jisai nežino, ko nori, labai ir labai svarbu su vyru, kuris nelabai nori vedybų, jūs norit, toliau netęs, nes tai jūsų dubasins savivertę. Labai yra negerai santykiuose būti aktyviai moteriai, pavyzdžiui, vienam aktyviam, labai norinčiam santykiu. Kitam, su manim čia gyvena, pas mane būna, ir vyrai, ir moteris, tokie prisėdę, atvažiuoja, aišku, nukentėję, tai tie aktyvai, o tie kiti, faini žmonės, bet kaip katinai prisėdė, grėtinės jau, aš nežinau, ką čia dabar daryti ir taip toliau, sako savo antrai pusė, man niekis tai nesako. Bet būtent šitas momentas, tai žinokit, tai nieko gero neduoda, tai jums labai svarbu įsivertinti prieš vedybas, ar matosi, kad jūs abu to norit. Ar jūs norit tų santykių? Bet tai gali būti, kad, pavyzdžiui, tarkim, apie vyrą, kad jis kai nenori vestis ir sakom, galbūt jis nežino, o galbūt jisai žino labai puikiai, ko jisai nori. Jis tiesiog nenori vedybų. Jis žino, ko nori. Jis nenori vedybų. Ir tada jisai visais bando išvengti šito, o žino, kad moteris tyli, jinai laukia, tai tegul laukia. O gal jam dar geresnis kasnelis ir visus nepatogius klausimus. Prieš vedybas reikia kelti visus nepatogius klausimus. Žmonės to nedaro, nes galvoja, kad fasonas nepatogu, kam čia dabar nemandagu. Labai žinau įvairių priežasčių, bet labai svarbu, reikia išmokti mylėti save ir kelt klausimus nepatogius, nes moteris yra labiau mylima vyro, kai moteris kelia nepatogus klausimus. Nedubasina.
perskaičiau žiūrovo komentarą ir nusimušiau pasakodamas. Gerai. Sako žiūrovas, kad mes filosofiškai kalbam ir sunku kokį klausimą užduoti. Jūs tiesiog klauskit savo klausimą apie gyvenimą prieš vedybas, tai kas jums įdomu. O jau mes, žinokit, kaip nors išsivertysim. Filosofiškai, ūkiškai, užduokit ūkiškus klausimus, tada filosofai nusileis ant žemės ir tada pasižiūrėsim, ką galim. Taip, ir ką mes galim iš to. Nes teoriškai čia ir šiaip iš praktikos labai tiksliai negali papasakot iš porų, nes, tai jūs konkrečiai ir klauskit, kas jums yra. O kas jums yra įdomu, tada mes ir paimsim ir išnarpliosim konkrečiau. Tai apie ką mes ten buvom? Apie ką buvom, tą buvom, važiuojam toliau. Apie ilgai nesiperša dar. Tai dabar, jo. Dar kelias mintis turiu, kad kodėl nesiperša ilgai? Jis gali bijoti, ne? Tai čia jo problemos. Ne, bet jisai gali bijoti, gali būti ir būtent vėl apie tą pasišnekėjimą, kodėl jisai bijo. Tai yra puikus išbandymas porai toliau eiti per baimės ir aiškintis ir tvarkyti santykį. Kodėl aš bijau, ko aš bijau šitoje vietoje, ar ne, tokio nuoširdumo, atvirumo reikia už šitoje vietoje, jeigu bijo. Ir nes reikia atsiverti, nes be atsiverimo vienas kitam nieko nebus. Nebus artumo, nebus meilės. Taip. Ir būtent ir kaip daugelis porų užsisklęsit ir eisit vienas nuo kito. Bijant pasakyti, bijant atsiverti, bijant pasakyti, ko tu nori. Bet dabar reikia du dalykus išskirti. Nepatogius klausimus kelti yra viena, mokėti juos kelti teisingai yra kita. O, teisingai, taip. Nes čia aš pasakysiu, kad jūs kelkite nepatogius klausimus. Ir iš karto. Tada. O iš tikrųjų jūs nekelsit nepatogius klausimus, o labai netaktiškai, negražiai šnekėsis vienas su kitu. Tai to taktiškumo reiktų pasimokyti, kad nesuvaryti santykių. Teisingai. Dabar dar apie nesipiršimą. Va tokį irgi perskaičiu tokią mintį, kad 99% vyrų tuokiasi, nes reikia. Aš pritariu šitai minčiai, nes reikia. Dažniausiai moteriai reikia tuoktis, arba dėl kažkokių tai finansinių dalykų, arba dėl to, kad ilgai gyveno ten, taifa. Tu nesutinki su tuo? Dažniausiai jie kažkokia tai... Maniškė man pasakė, taip, aš norėčiau vedybų už maždaug per metus laiko. Ką tu į tai? O, tai tau iš karto pasakė. Paskui jinai pasakė, būtum dar porą metų tempęs, bet paskui aš būčiau galvos, nes aš norėjau vedybų. Greičiausiai būtum išsiskyrę, jeigu būtum nenorėjęs. Labai paprastai. Labai buvo aiškiai intencijos. Tai va būtent čia viena. Aš su didžiuliu malonumu ją vedžiau. Bet... Dėl to, kad jinai norėjo. Jo. Matai? Dėl to, kad reikia. Nes jinai, jeigu tu nevesi, jinai paliks tave. Taip, kas vyko? Tada reikia, reiškia. Bet nereikia, bet atsargiai, nešantažuoti kitų vyrų. Tai yra, pasakot norą. Ne, kaip tu iš tikrųjų galvoji, šantažuoti tai ne. Bet... Ir apkalbat, ir pasako, tinka, netinka kiekvienas. Netinka. O kaip būtų šantažuoti? Šantažuoti tai iš karto aiškinti, va taip ir taip, nevedi iš karto sakyti. Nereikia... Bet jeigu jau žmogus šantažuoja, tai jo tikrai reikia nevesti. Jeigu jau jaučias šantažą. Nes taip bus visą gyvenimą. Jeigu taip. Jeigu vienas šantažėlis, tai ir nieko, bet jeigu daugiau šantažiukų, tai būna paprastai. Tai reikia vėlgi atmerkt akis, ne? Atmerkt akis bendrą vaizdelį pasižiūrėti, nes gali vaidenti šantažas. Gali vaidenti, aišku, nes kaip tu dažniausiai galvoji, kad kitas žmogus daro, tai tu pats tą patį darai. Užtat ir vaidenasi. Dar tokia mintis yra merginoms. Jeigu jisai, ta prasme, pavyzdžiui, jeigu ir pasakėt, kad norite netuoktis, kad norit šeimos, norit tos ceremonijos, santokos, ir jisai išsisukinėja, ieško visokių pateisinimų, tyli, ignoruoja, tai ką reiktų padaryti? Reiktų iškelti savo klausimą, kam man reikalinga šita santoka? Labai svarbu. Ir bent jau galima susirašyti, pavyzdžiui, kuo daugiau punktų, 100 punktų, kodėl man yra geriau gyventi su tuo žmogum, negu be jo. Reikia savo labai įsivertinti, ką aš gausiu iš šitos santokos, kaip bus ir kam jinai man reikalinga yra. Bet žinok, labai validi priežastis yra, aš noriu santokos. Bet tai klausimas, kam? Nebūtinai. Kam yra... Noriu. Dabar taip, kai žmogus uždavinėja
sako, noriu santuokos, jis kartais yra iliuzijoje, dėl ko jisai to nori. Užsiduokit dar dėl visako klausimą, ar po to noriu santuokos, nėra dar daugiau niuansėlių, kad ten nebūtų iliuzijų. Jeigu ten giliau pasižiūrėjus viskas tvarkoja, vien tik tai noras, bet noriu tu šitos patirties ir tiek, ir su juo noriu. Galima turėti ir vien šitą. Nes maniškė norėjo, paprasčiausiai. Neturėjo, jei ten pavardė 100 metų, žiedo mes bet vis tiek buvo priežastis. Aš tik tai dar dienos metu nešiuoju. Žiūrėk, mes vis tiek darom kažkokius veiksmus dėl priežasčių kažkokių tai. Jo. Ne šiaip savo, priežastis yra. Priežastis, bet būna noras ir tam tikri poreikiai, tai svertinam poreikius. Nu tai bet ir sakau, kam man ta santuoka reikalinga. Ir ar aš tikrai randu tuos punktus, ką man tuoktis. Gal man yra geriau nesusituokus gyventi, arba iš vis atskirai gyventi. Toliau tavo, nežinau, praktikoje buvo bairiai, kada vyras aiškino, nekeliam vestuvių, nes nėra pinigų. Čia mes prieinam prie šito, kaip kelti vestuvės, kokios jos galėtų būti. Jo, tai dabar buvo bairiai pas tave. Tai va, tai... Aš tai galiu pasakyti, kad vestuvės, kada mes tuokėmės, jos kainavo 80 litų. Tai gal tai čia nėra pinigai? Klausyk, mes tokie ponai tokiamės. Mūsų vestuvės kainavo, mes kaip paskaičiavom, 300 litų. Ne, tai tu kalbi su viskuo, bet aš turiu omeny ceremoniją, kiek kainuoja. Tu gali nedaryti visko. Bet mes apsijėm su viskuom. Suknelė, batai, kostiumas, pavalgymas ir taip toliau. Mūsų pasveikino daugybė žmonių ir gavosi labai gražios vestuvės, kur vakare nuvažiavom į Cigūno stovyklą, kur mus dar pasitiko, buvo pusiau šventė. Na, žodžiu, gavosi labai gražus renginys, papigiai ir viskas tame tvarkoja, bet vėlgi tai priklauso nuo dviejų žmonių požiūrio, kokias jis nori vestuvės atšokti. Nes tai yra vienas variantas, ar yra normalu pasidaryti didelės įspūdingas vestuvės, jeigu jūs nori šitos patirties abu, kodėlgi ne? Tai viskas galima šiam gyvenime, bet jeigu jisai sako, kad nėra pinigų, tai reiškia, kad jis nenori tuokti. Jis nenori ieškoti... Ar jisai toliau eina į svarstymą, nes ta prasme, vyras būna konstatuoja, nėra pinigų, o kitas bando spręsti tą klausimą. Gal pasitaupom, taip toliau. Ar eina kitas partneris į svarstymą to dalyko? Nes vienas dalykas yra atsikalbinėjimas, o kitas dalykas ėjimas į svarstymą, matant problemą. Tai čia yra labai svarbu. Tai ir norėjimas ją išspręsti. Jo, ar vyras sprendžia problemą? Nesigauna, gali nesigauti, bet jisai ją sprendžia. Ir pasakoja, kaip jis ką ir padarys ir kada. Bet šiuo atveju tai nesigauti negali. Nes aš sakau, ceremonija kainuoja labai mažai, o jums tai reikia, jūs galite visiškai paprastais drabužiais ir du žmonės pasikviesti, kurie pasirašys viskas. Žiedai dar, ne, ten visokie dalykai. Aš ką norėjau pasakyti, kad vestuvės, pati vestuvių diena, beje, mes irgi pigiai ten apsėjom, nežinau, nes nedarėm didelių vestuvių, darėm taip, kaip norėjom, kvietėm tą, ką norėjom. Noriu pasakyti žiūrovam, kad jūs, jeigu, pavyzdžiui, nenorite kviesti visos giminės, tai galite ir nekviesti, nors to nori ir tėvai. Pavyzdžiui, aplinka nori, bet jūs nenorit ir jūs nedarot šito. Aš 100% esu, ta prasme, įsitikinusi, kad tai yra... Darot, kaip norite, ne kaip reikalinga, ten taip toliau. Reikia ten, dabar sukviesti visus, ten iš visų pakampių, kad suvažiuotų. Nebūtina. Jeigu norit, bet jeigu nenorit ir reikia, tada žinokit, jūs prisidarysit nesąmonių. Tai labai svarbu, kad pora išsiaiškintų vienas kito norus, o ne taip nematytų, nebandytų pagalvoti, kaip reikia, gal čia jam reikia arba jai kažko, tai labai gerai išsiaiškinkit iš tikro, kokio stiliaus norit ir tai bus labai geras išbandymas į priekį žiūrint, pavyzdžiui, visas planavimas ir problemų sprendimas ir tvarkymas, jis labai gražiai parodys, kaip jūs planuosit vaikų klausimus, kaip jūs derinsit ir taip toliau. Jeigu jūs ruošitės abu vestuvėm, jūs prieš vestuvės matysit iš tikro, kas vyksta. Ir kaip jums pavyksta susidirbti ir taip toliau. Ir jeigu nelabai pavyksta... Bet jau taip pat tai planuoji, tai vis tiek susitokė ir taip gyveni toliau. Ir va, iš šito išplaukė mano sekanti mintis, kad vestuvės
jaunosios ypatingai, į jūs kreipiuosi, tai nėra jūsų geriausia gyvenimo diena. Tai yra tokia iliuzija, kuri yra peršama mums nuo vaikystės mergaitėm, kad jos laukia būtent, kada jos ištekės, ir jom tada būtinai reikia tos baltos pustos suknios, reikia daug svečių, reikia baliaus didelio, visko, va šito būtinai reikia, nes jinai net negalvoja, kad gali būti kitaip. O kitaip gali būti 100% ir tai yra 50 ar 100 variantų, kaip gali būti kitaip. Ir būtent aš nesu girdėjusi nei vieno vyro, kuris pasakė, kad vestuvės tai buvo jo laimingiausia diena gyvenime. Tai yra darbas beveik. Mūsų vestuvės buvo abiem malonios. Tai kad faina. Mes nusistatėm tikslą. Taip. Malonios, fainos, paprastas vestuvės, pageriame minimalų kiekį saviškių, mamas, tetas, viskas. Kadangi tai yra fainus žmonės, tai viskas tame buvo gerai. Ir viskas, ir tai buvo prioritetas. Nešvaistyti pinigų ir nešvaistyti jėgų, nes jeigu jūs iki vestuvių negyvenat gerai patys su savimi, niekas jums nepadės. Taip, kiekviena diena yra mūsų laimingiausia diena. Taip. Šiaip, o ne vestuvės. Nes vestuvės yra tik jūsų tramplinas to tikro gyvenimo su kitu žmogum. Nuo to tik tai prasideda viskas. Jo, tai yra labai didžiulė pasakos užsibaigė, iliuzija. O gyvenimas tik prasideda nuo šito. Tai yra didelė iliuzija. Ar tai yra ritualas, kuris šį bei tą reiškia? Taip, bet žmonės daug ką ritualizuoja. Taip, kad viskas tvarkoja. Klausyk, Raimonda, aš atsakau į klausimą iš karto, nes dėl tos prekybos, kad skaitytam būtų. Gerai. Mes skaitytam, klausytam. Aš paskaitysiu. Galiu paskaityti klausimą tasai. Sakėte, kad moteris turi išmokti prekiauti, nesupratau, ką reiškia prekiauti. Gal galite paaiškinti? Ačiū. Taip, vien žodžiu dabar taip. Moteris grįžo vyras ir nėra pieno ir jisai pavargęs. Ir reikia nubėgti pieno į parduotuvę. Sakot, brangusis, aš nubėgsiu į parduotuvę, bet tu kai pailsėsi, padarysi man masažą. O čia yra mainai. O tai yra prekyba. Mainai ir taip toliau. Ir tai yra normalu poroj. Net ir yra aukšto lygio poroj, dalis yra prekybos. Ir reikia nepamiršti, kad už tą paprašom to. Nes moteris ką daro? Nubėga pieno ir tikisi, kad vyras atsiskaitys. Tikisi. O vyra yra labai normalu prekyba, o moteris smerkia prekybą. Aš ką norėjau pasakyti, kad jo mainai sunkiai priimtina ir net visai nepriimtina. Dažniausiai nesuvokiama, kaip taip gali būti, nes tai yra išnaudojimas, ar ne, bet tai yra neišnaudojimas, jeigu imat vyrų atžvilgių, vyram tai iš vis labai tai normalu yra. Ir jeigu moteris šitą supras, jom bus tada paprasčiau. Čia vėl viskas apie mūsų požiūrio keitimą. Nes tai yra sveikesnis požiūris, nes didžiausias egoizmas yra daryti, investuoti ir laukti, nes iš tikro, ko jūs tikitės, iš tikro jūs ne dėl jo darot, jis dėl savęs darot. Viską mes darom dėl savęs. Skolingas. Taip, kad užtenka būti altruistėm, paprasčiausiai normaliai prekyba ir ne iš to siurprizo yra gaunamas malonumas, kad jisai susiprotės ir padarys. Iš tikro, malonumas esate jūs, o ne tai, ką jisai neša į santykį. Tai nereiškia, kad jisai turi būti dar kartą nemylintis ir taip toliau, bet nebandykit iš to išlaužinėti romantikos. Gyvenimas yra ne apie romantiką, gyvenimas yra apie vidinę laimę ir jos išraišką. O kai žmonės pabando per romantiką gauti laimę, gauna ragų. Nes kas romantika? Iliuzija vėl eilinė? Visiškai. Mes prieš tai, man atrodo, kažkada aš neikėjau apie romantiką. Seminarę apie tai kalbėjom, apie romantiką, kas tai yra. Taip, kad atsargiai, ramiai, jūs esate mylinčios būtybės, jūs mokotės tai daryti, mylėti save, mylėti kitą. Tuo pačiu mylėti kitą. Jokių. Ir tada šalia galima savo ramiai prekiaut, kelt klausimus. Jo, ramiai. Ramiai, taip. Ir tada viskas normaliai nuvažiuoja. Aš galvoju, kai tu šneki, man irgi mintis, kad tie mainai yra kita santykių dalis. Ta prasme, dar viena santykių dalis. Ir ne kitaip. Ar ne?
Taip. Tai va. Tai mes iš tikrųjų labai gražiai pabaigiam mūsų temą. Ne viską pasakėm, bet mums jau laikas. Ir mes vasarai kaip užsidarom? Tai dar kol kas nieko nesakykim, nes dar neturim deadline'ų jokių, o paskui... Aš vasarai išeinu atostogų. Šarūnas išeina atostogų. Tai nereiškia, kad aš nepriimu žmonių, jeigu kažkam kažkokia bėda yra klausimas. Bet web seminaruose vasarą nedalyvausiu, nes nenoriu. Raimonda, nenoriu. Puiku, aš priimu tavo kompanijos. Aš tavęs nekviesiu, žinok, jeigu tu nenori. Taip, tai va, o rudenį pasižiūrėsim vėl. O rudenį pažiūrėsim, kad jis ruduo. Vėl norėsim kursim, norėsim kažką dar kitko padarysim. Taip. Tai ką, ačiū žiūrėjusiems ir jeigu kyla klausimų, galite mums rašyti, susirasit mus, ne problema. Taip. Ir ką, gražios vasaros visiems. Geros vasaros. Ir iki. Iki.